Sveiki gyvi. Nu ką, šiek tiek naujienų, ką čia prigaminau ir patobulinau dar savo generatoriui. Tai buvau parduotuvėje, apsipirkau medžiagų, izoliacinių medžiagų, ten ryte guli. Pradėjau gaminti ryčių izoliatorius. Čia 0,35, šitas 0,30. Žodžiu, išbandžiau su 20, su 15, jeigu matėt praeitam video, su 10 įtampas ir žiūrėsiu, noriu kuo daugiau, kaip pasakyti, užpildyti pazą, kad kuo daugiau ryčių būtų, ne ryčių, o vijų, kad kuo daugiau tilptų. Tai dar anksčiau pradėtų krauti 48 voltus, ta prasme 48 voltų sistema, kaip rodė va šitas kontroleris, tai jisai pradeda krauti jau nuo 24 berods voltų, aišku, ten tų vatų nedaug, bet šiandien vėjas va koks. Saulė. O, net sunku pataikyti, žiūrint per telefoną. Trys trim trys. O vėjas tai šiandien nepasakysiu, nes rodo jisai nuo tada, kada įjungia. Bet tik tai gal bendra. 2,27 berods buvo ryte. Tai va, 2,3, ai, bet čia bus su saulė, nes užmečiau dar 3 panelės tokias dužusias. Kur čia tas vėjas, ai, va. Nu, žodžiu, koks skirtumas, čia ne apie tai. Ai, nu, va, yra padarytas jau diodų tiltelis, galingesnis tas senas, kur originalus sudegė ir ventiliatorius, aušintuvas pridėtas prie jo. Tai tiek, o 800 vatų buvo. Nu, kai yra vėjas, tai generuoja, kai nėra, tai nuliai. Žodžiu, darau dabar tos izoliatorius, jau susikarpiau ir ne aš jau sugalvojau, čia jau, kaip pasakyti, elektros variklių gamintojai taip jos daro. Nieko naujo neišrasi. Pasinaudojau va tokiom žmonos staklėm pjaustymo, galvojau, kad bus per sunku jom pjaustyti, bet pavyko susipjaustyti su šitom staklėm. Viskas puikiai gavosi, tai tiesiog dedi čia, užlenki bartelį vieną, antrą, lenki per pusę ir gauni tokį rezultatą ir dedi į vidų. Įsidedava ir paskui laukia ryčių. Tai va, sumontuosiu ryte ir žiūrėsiu, kiek to fijų man telpa. 3 laidais bandysiu, 12 turėčiau suviniot, sudėt. Jeigu 13 pavyktų, tai būtų iš vis super. Nu, bet ir 12 bus gerai. Žodžiu, tai iš čia tiek. Čia, ką dar padariau prie tų blynų, tai padariau papildomai visose kampuose bortelius. Kad golis, jeigu ten, nu, netyčia atsileistų, nu, aišku, čia veržlės jau tos užspaustos riegijos ten neįkrus, neturėtų atsileidinėti. Žodžiu, dar užveržiau jau dabar gal 240 newtonų. Jau viskas užveržta ir dažysiu tik tai šitą pusę, kur po golių nieko nedažysiu, nes kaip patirtis rodo iš automobilių sporto atsileido man bent jau, kai buvo kėbulas nudažytas ir šakė užveržta tarp dažų. Dažai duoda savo, kaip pasakyti,
minkštumą, neduoda to prispaudimo rimto. Dėl to, va, tarkim, ir golio korpusas visas yra, iš anos pusės, visas nufrezuotas ir ten ta pusė nedažyta. Metalas turi remtis į metalą, nes kitaip per dažą, per ilgą laiko tarpą jis gali atsipalaiduoti. Tai va, dažysiu tik tai apklijavęs šitas, kaip pasakyti, nesiliečiančias su goliu vietas. Golių nenuiminėsiu. Goliai jau sureguliuoti pagal rotorių tarpelis 1,30 gavosi. Tai va taip va. Tai čia dėjau tiesiog prilenkinėjau elektrodą, taškais prikempinau ir paskui pravariau vientisą siūlę ir gražiai apšlifavau. To visi 4 kampai. Tai padaryti. Golius dar papildomai pratepiau. Sukasi jau sunkiau, bet suksis ilgiau. Golinis tepalas, ten 240 laipsnių temperatūrą laiko. Aišku, čia sukių nebus tokių kaip variklyje, bet padarai atsakingai ir viskas tada laiko ir būna gerai. Tai va, iš šitų, tai čia dar nebuvo sklių, palengvinau šiek tiek. Kilogramas 200 nusimetė iš viso. Nuo vieno blino. Taip ir abu 2,5 kilogramo gaunasi panašiai. Vėla, čia dar kembrikų tokių nusipirkau. Čia plonesnis popierius šiek tiek. Čia bus komutavimui apvijų kembrikas ir vėla. Rašo 1,8 yra 2 mm. Su štangeliu kai matuoji. Tai atsimatuosiu pagal, tarkim, 13 iš karto vijų ilgį. Susuksiu visas, kaip pasakyti, 3 laidus ant šitos rytės ir jau tada vyniosiu su šito aparatu. Buvau pas variklių meistrus ir atidavė šitą stenduką. O lako nuvalymui naudosiu šitą aparačiuką. Čia ten galiukas įsidės toks ir nuvalys laką nuo laido. Tai tiek naujienų. Aukso luitas staklėse saugiai, niekur nesivolioja. Dažai jau išdžiūvę. Gražiai viskas gavosi. Uždėtas stiklo audinys. Matosi va gal matysis per kamerą. Persišviečia poliai. Tai tiek. Laukia lankstimas. Pirštukai kenties. Nes popierius tai tikrai, ne popierius čia, plasmasė. 0,3 storis. Sufokusuos. Bet, sakau, jeigu su storesniu telpa man 12 ryčių, tai plonesnė tikrai nedėsiu. Nes storiau, kaip pasakyti, ir geriau, geresnė apsauga, nes reikės tikrai pasikankinti su to vario laidu. Jis gan kietas ir jį supakoti čia į šitą tarpą reikės pastangų. Kaip pirmam kartui, tai čia tikrai mano tikslas labai didelis. Aišku, ir viltis iš šito generatoriaus turėti 5 kW, manau, kad pasitvirtins. Tai va, tiek žinių, tiek naujienų. Iki greito. Pranešiu, jeigu kas atsinaujins, kaip pavyks man čia su ta ryte, kokią vėl įdėsiu, vėl testuosiu. Kažkaip noriu viską 9 kart pamatuoti.
nes su plonu matavau, kaip pasakyti, įtampas su plonu laideliu ir važinosiu su storiu, kas gaunasi. Nesuksiu iškart visų rytių. Tai va, iki.